o čia yra 10-asis jubiliejinis tapybos pleneras. Tai įdomi data. Tai mokykla atsidarė, turbūt viena pirmųjų buvo pas mus suaugusiųjų mokykla, nes iš tikrųjų buvo jaunimo, vaikų daug mokyklų. Tai jau čia tada buvo prieš 12 metų įvykis. Na ir po poros metų pradėjom važinėti į plenerus. Vasaros metu, iš pradžių gegužį, birželį. Dabar jau birželį važiuojam, kada jau visi jau baigėsi mokykla čia, metinė mokykla, ir tada važiuojam į natūrą ir studijuojam natūrą. Tapyba man neišsipildžiusi vaikystės svajonė. Puikus laiko praleidimas, naujos emocijos, nauji patyrimai, naujas kolektyvas, nauji draugai. Ir naujos pažintys. Hobis galbūt savotiškas gal grįžimas į vaikystę, nes tokia svajonė buvo vaikystėje. Aš tapau nes man tai labai trūksta kančios, kadangi šiaip per gerai gyvenu gyvenime, nėra jokių tenais ašarų ir visa kita, tai aš truputėlį noriu pasikankinti, pažiūrėkit, padarai kažką ir paskui tiek reikia galvoti ir mąstyti ir kankintis, kol iš to kažkas gaunasi, ar žinai, nesigauna. Tai va, ir dar man tapyba tai yra savickai. Mano visą gyvenimą sietas su tapyba, su mokslu, su tapyba. Man tapyba yra nuotykis, nes visą laiką pradedi, galvoji, kad bus, o gaunasi visai kitaip pagal. Tapyba yra mano vidinis draugas. Pasikalbu. Ir man pasako. Čia yra man iššūkis. Aš noriu pasižiūrėti, va, po kiek metų, kaip įmanoma patobulėti. Ar pasieksiu kažkokį tai aukštesnį lygį, negu kad buvau pradžiai. Aš netapu. Man Vinkis sako, kad aš suvalkietis ir spaudžia dažus. Tai žodžiu, tepti mokausi. Tepu, nes mokausi. Dar tik pradedu tepti. Maišau, nes? Labai patinka. Tapyba kol kas turbūt į skladuką. O paskui tai savo, draugam. Romai, Ką? kas jums yra tapyba? Niekas. Per gyvenimą šaltis. Vieną paveikslą. Dar vieno nepardavė, Van Gogas irgi per savo gyvenimą vieno nepardavė. Kaip plenerai aplamai labai naudingi. Ir šis būtent 10 pleneras, kuriam aš dalyvauju, man pačiam labai patiko ir dėstytojauti, ir būti kartu, ir aš ir pats susiradau naujų motyvų, ir netgi radau aš tą Vilnių jau išnaršęs visą, netgi radau tokių unikalių vietų Vilniuje. Tapyba man pratesk. Drobių tiurlinimas. Tapau, nes? Nes tiurlint patinka. Dažau, nes? Nes baltos drobės užknisa. Tapyba man? Taip, man čia aš dėl savęs iš tikrųjų, o po to kitiems. Tepu, nes? Reikia užtepti drobę baltą. Maišau, nes? Reikia uždėti spalvų. Paveikslai jums? Visiems. Jau vieną padovanojau mamai virtuvę. Maišau. Nes mišinių parduotuviai tinkamų nėra, reikia pačiam susimaišyti. O kodėl jūs maišot? Aš kodėl maišau? Vinkis sakė, kad grynų spalvų negalima naudoti tapyboje. Nekorektiškai žulu. Tai va, kokie nuostabus paveikslai. Tapau, nes? Todėl, kad ieškau savęs. Ir atsakykit man, prašau, 10 metų Savickio mokyklai. Daug ar mažai? 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 Mažai, absoliučiai mažai. Atrodo, kad ir pernai tas pleneras buvo ir jisai toks pat dabar ir kažkaip to laiko aš nebegaliu sugaudyti, jo vis mažai. Ar visus savo mokinius prisimenat per tas 10 metų nuo mokyklos įsikūrimo? Nemažai turbūt jau buvo. Kažkaip tai jie primena visą laiką, vis pasirodo per plenerus ir aš jų pamiršti negaliu, nes patys pasirodo. Ne, o jeigu rimtai, tikrai aš juos prisimenu. Gal ne visus, gal kas, sakykime, nutolo, gal kurie nepraktikuoja, gal su tais mažiau, bet ir tai kartais mieste susitikus mes pasišnekam. O čia va šitie žmonės, kurie tapo, tai
Jie mus pakviečia į savo parodas, tai mes juos pakviečiam, tai jie mūsų visą veiklą žiūri. Vienu žodžiu, neleidžiam vieni kitiem užmiršti. Tapau, nes labai noriu tapyti. Tiesiog reikia tos tapybos man. Džiaugsmas, va. Aš visiškai nenoriu nei parduoti, nei man neturi didelės reikšmės, nei tos parodos, nei kas. Man pats tas procesas yra toks kaip, kai nejauti, nei valgyti nebesinori, nei atsitraukti nebesinori. Čia kažkokia, sakyčiau, kaip ir, tokia įkvėpimas, manija, čiut ne kaip priklausomybė, sakyčiau. Priklausomybė? Nu, gal ne, bet... Atsimenu, dėstytojas mums sakė, reiškia, jeigu sako, gali netapyti, tai netapyk. Man tapyba tai kaip ir jau mano gyvenimo profesija. Tai aš daugelį metų iš tikrųjų, čia buvo mano paroda, tai jinai vadinosi 30 metų praėjusio, 30 metų praeities. Ateikite mano parodas ir suprasite, kas yra mano gyvenimas. Tapyba jums kas? Prateskite. Tapyba man? Gyvenimo būdas. Pas mus tik tai katinai netapo.